Gerokai įdienojus nuosavo lėktuvu Cessna atskrido viso pasaulio akrobatikos fanų numylėtinis Jurgis Kairys. Jis draugė su Šarūnu Staniuliu išpjaustė senojo Europos aerodromo skliautą ir kadangi audra pristabdė visas stovyklos treniruotes, kalbiname Jurgį Kairį. Jurgi, nedažna privilegija sportininkui skristi su jumis. Šarūnas Staniulis įsiderėjo, judu sutarėt suskristi. Kas nesiderėjo, viskas paprasta, paėmėm ir paskridom. Ir kaip jums sekėsi skristi su Extra 300L, kuo ypatingas šis lėktuvas? Buvo koks tai eilinis treniruočių skridimas ir čia nieko ypatingo. Tai tiek, kada, sakykime, lakūnas mokinasi ateina, koks tai etapas, kada jam reikia kažkur tai toliau žengti žingsnį, kada, sakykime, įvaldyti kokias tai naujas figūras arba kokias tai naujas įmantrybės tos akrobatikos ir viso to sporto. Tai manau, kad tas skrydis buvo tam, kad mes pasimokintume santukinės figūras, pasižiūrėtume, kaip jisai jau jas daro, nes buvom prieš tai skridę. Toliau šitą paprašė, kad saugiam skrydžiui, sakykime, kad parodyti, kaip kontroliuoti, kad aukščio kokius tenai praradimus nepadaryti klaidų, kada, sakykime, yra pilotuojama žemesniuose aukščiais, tai aš patariau paskristi truputėlį, kaip čia sakyti, pasižiūrint kokius tai aukščius, kokiuose tai figūrų vietose, kad tikrai nepadaryti tų klaidų, kurios gali kartais būna, kad lakūnas atsiduria kokiai tai sudėtingai situacijai. Toliau, sakykime, kita, kad tos figūros jos reikalauja kokio tai šlifavimo. Jeigu nori sportininkas augti, arba ten, sakykime, ruoštis varžybom, tai jisai tikrai turi tas figūras atlikti toj kondicijai, kad kuo daugiau surinkti, kuo geriau jas atlikti ir kuo daugiau gauti balų. Ar jaunimas gali tikėtis treniruočių su jumis ir kaip turėtų derinti skrydį, kadangi esate tikrai labai laukiamas kiekviename pasaulio aerodrome? Aš nemokinu pradinukus, aš šitą neturiu tam laiko, būtent tas šou grafikas arba mano pačio užsiėmimai, tuo, kuo aš užsiimu, sakykime, reikalauja gan tikrai to tokio laiko ir dėl to yra didžiausia problema. Aš sakyčiau, Lietuvos sportas, ar jis atsigavęs, tas akrobatinis, ar neatsigavęs, tikrai aš neturiu dar savo nuomonės. Nes aš tik tai matau, kad kiekvienais metais yra kokie tai dideli sunkumai ir juos bandoma įveikti. O kad kokioj tai situacijai, visi aišku, su optimistinėm mintim, kad skraidys, bet kiek jiems kantrybės užteks, kiek jiems sveikatos užteks, kiek galbūt tų senelių, tų lėktuvų, o čia tų, kurių dar iš sovietinių laikų likę gabėdas, tai ten dar galbūt valdišką lėktuvą, kokį tai gali pasinaudoti. Bet tų galimybių tikrai, mano akimis žiūrint, yra labai kuklios ir labai jų nedaug. Ką palinkėtumėt jaunimui, ką norėtumėt pasakyti jaunimui? Aš jiems ir noriu pasakyti, kad jeigu tik tai suskristi, jeigu tik tai parodyti, kuris bus perspektyvesnis galbūt, kur aš pasižiūriu kartais, kaip jie, kuris iš tikro, kuriam lakūniukui galima būtų jau padėti arba jį pašefuoti, kaip ir tas pats Šarūnas, jis turi nuosavą Extra 300, tikrai gerą lėktuvą. Tai, sakykime, aš jam palinkėčiau, kai jisai skraidytų saugiai, skraidytų kuo kiekvieną kartą matydamas kokius tai naujus tikslus, reiškia įgyvendinamas savo svajonės ir siekdamas, daleiskim, tų, galbūt aš tai nebanaliai, bet tikrai to skrydžio kokius tai tobulybės, ir tada viskas būtų gerai. Bet kita, jaunimui, tai aišku, ko noris palinkėti, kad to geranoriškumo iš aplinkinių galbūt daugiau, tai iš tų pačių žmonių, kurie yra atsakingi už tuos klubus arba kur vysto tą akrobatinį sportą. Sakykime, tikrai, kad galbūt, kad pasisektų jiems ir surast kartu rėmėjų, kurie galėtų paremti būtent ir kad pasirgtų už Lietuvos akrobatinį sportą arba už Lietuvos lakūnus, kad jie dalyvauja kokios tai varžybose. Aš nežinau, kurie čia jums jauni, kurie čia seni. Sakykime, man, jeigu ten advanced kategorija, tai man dar jie tokie, tai dar tokiam žaliom plunksnom atrodo. Pasižiūrėjus tą visą pasaulio akrobatiką arba ten, kur galbūt ir pačiam tekia pabūt, tai unlimited akrobatika, kad ir tam čempionate, kur čia gal jis yra,
po linijų 2011, dalyvavau iš ten iš freestyle, turiu medalį, tai linkėčiau bent, kad galbūt, nežinau, advance kategorijai, kad sugebėtų iškovoti medalį. Papasakokite paprastam pasauliečiui, kadangi kiekvienas Lietuvos žmogus iš tikrųjų jūs pažįsta ir žino, nes akrobatika tai jiem yra Jurgis Kairys. Papasakokit jiem kokią nors ypatingą arba visai paprastą figūrą, kaip ją reikėtų atlikti lėktuvu, vairais arba ar kaip nors. Nu va, nuimi vairuolas, bet tas lėktuvas nedaro jokių figūrų, bet pavyzdžiui, jeigu tu nori daryti kilpą, tai yra stumi lėktuvą žemyn, toliau trauki, arba čia būtų viena vairuolas, tai pavyzdžiui, tenai gazas ir kitos rankinos. Trauki jį į viršų, eina, ir padarai kilpą. Supratau, reiškia jaunimas tai reaguos normaliai. Jeigu gerą kilpą padaryti, sakykime, prie įvairaus vėjo, ar tenai tikrai teisinga apvalę kilpą, tai yra gana nemažas darbelis. Reikia daug pagalvoti, kaip tą padaryti, ne šiaip tik tai, kad traukia ar ten. Kokius artimiausius šou skrydžius planuojate? Kur esate laukiamas pasaulyje? Laukiamas, aš esu dabar pasiruošęs skristi į šitą, aplankyti savo šeimynus, va, į pajūrį, o laukiamas jau man dabar bus iš eilės 3 šou savaitgaliais. Tai pirmas yra Grizlinė 15 dieną, būtų Liepos prie Olstin. Toliau yra didelis šou 19-20 dieną yra Bukarešte, tarptautinis šou, kur su oro banditais darom ir vakarinį šou su pirotechnika, su trim lėktuvais, su top akrobatika, reiškia toliau. Ir kartu su Vostok Europa laikrodžiu. Tai va, tai parodyčiau laikrodį, jisai labai įdomus. Va. Tai toliau būtų vėl su Vostok laikrodžiais dalyvaujam Krokovos muziejaus aviašou, kur muziejus turi tikrai super įspūdingą kolekciją aviacijos, reiškia muziejus. Tai būtų mėnesio paskutinį savaitgalis. Nu ir toliau manau, kad aš tiesiai iš tenai skrendu į Dunabian Cup. Dunabijos taurės varžybos, kur dalyvauja šitos, kaip jas pavadinti, Rumunija, Vengrija, Čekija. Kviečiu iš mūsų lakūną į šitą Šarūną būtent va, į tas varžybas, kad galėtų toliau patobulėti. Va. Ir ten yra pagal visas kategorijas vyksta varžybos ir dalyvauja tenai mano treniruojama rumunų komanda. Nu, va, dabar laukiu, kada tas oras pasitaisės, susižinos informaciją ir bandysiu perskristi iki Klaipėdos uosto, iš Kauno Aleksoto į Klaipėdos oro uostą. Ir toliau, ką, nežinau, čia viskas, visi treniruojasi, visi skraido, manau, kad čia viskas organizuota. Va, taip kaip čia reikėtų ir kita, kad grįždamas tai norėčiau aplankyti ir vėl čia susitikti su jum visais ir pasakyti labas, galbūt ir paskristi. Labai ačiū Jums už tokį nuoširdų interviu. Taip, Rita, jo, sėkmės.